Gerai, pasiruošiam. Tvarkim. Gerai, giliai kvėpkime ir su iškvėpimu atsipalaiduokime. Leiskime sau atsipalaiduoti. Nukreipkime dėmesį į savo kvėpavimą, į įkvėpimus ir iškvėpimus. Pajauskime, kaip kvėpuojame, kaip įkvėpiam ir kaip iškvėpiam. Ir po truputį meditacijos metu mūsų kvėpavimas lėtės savaime. Minčių taps mažiau mūsų galvoje. Ir mes vis labiau ir labiau atsipalaiduosim. Dabar atpalaiduosim visą kūną ir pradėsim nuo pėdų. Nukreipkime dėmesį į savo pėdas. Ir pėdas atsipalaiduojam. Pajauskime atsipalaidavimą pėduose. Galim patyrinėti pojūčius savo pėduose. Galim pajausti pirštukus po vieną arba visus iš karto. Pėdos atsipalaiduoja. Nuo pėdų perkelkim dėmesį aukščiau, pajauskime savo bluzdas. Bluzdos atsipalaiduoja. Ir dabar mes galim patyrinėti savo bluzdas. Jos irgi atsipalaiduoja. Ir mes galim pajausti pojūčius bluzduose, išorėje arba viduje, o galime ir nepajausti. Tiesiog nukreipkime dėmesį į bluzdas. Pajauskime, kurioje vietoje jos yra. Ir bluzdos atsipalaiduoja. Nuo blūzdų perkelkim dėmesį į kelius. Ir keliai irgi atsipalaiduoja. Mes jaučiam, kurioje vietoje yra mūsų keliai. Ir jaučiam, kad atsipalaidavimas tampa vis stipresnis, vis gilesnis ir gilesnis. Ir mes vis labiau ir labiau atsipalaiduojam. Ir tas atsipalaidavimas leidžia atsistatyti mūsų nervų sistemai, mūsų fiziologijai. Mes tampam sveikesni, tampam psichologiškai labiau stipresni, labiau atsparūs stresui ir įtampai. Ir jaučiam, kaip įtampa paleidžia mus. Jaučiam dabar savo šlaunies
ir šlaunis atsipalaiduoja. Pajauskime savo dubenį. Dubuo atsipalaiduoja. Ir organai dubens viduje irgi atsipalaiduoja. Dabar perkelkim dėmesį biškį aukščiau ir pajauskime savo pilvą. Pilvas atsipalaiduoja. Pilvo viduje yra tamsu ir šilta. Užpildykime savo pilvą baltą arba auksinę šviesą. Dabar nukreipkime dėmesį į savo krūtinę. Į krūtinę irgi atsipalaiduoja. Pajauskime kvėpavimą krūtinę. Pajauskime, kaip įkvepiam ir iškvepiam. Ir kai mes įkvepiam, krūtinė šiek tiek pakilo, o kai iškvepiam, šiek tiek nusileidžiam. Ir mūsų kvėpavimas tapo ramus, atpalaiduotas, vos pastebimas. Dabar pajauskime visą savo nugarą. Pajauskime, kaip nugara liečiasi su kilimėliu, ant kurio gulite. Pajauskite lietimosi taškus su grindimis. Ir nugara irgi atsipalaiduoja. Visiškai atsipalaiduoja.
Dar pajauskime savo rankas, pajauskime pečius, rankos ir pečiai atsipalaiduoja. Rankos, delnai, pečiai tampa sunkus, šilti. Nuo pečių tarsi nukrenta visa našta, rūpesčiai, įtampa. Visas kūnas pamažu panyra į ramybės būseną. Tarsi šiltas lengvas rūkas apgaubia jūs šviesą. Dar nukreipkime dėmesį į veidą, pajauskime veido raumenis, pajauskime, kaip veidas atsipalaiduoja, apatinis žandikaulis atsipalaiduoja, jis šiek tiek nusileidžia ir atrodo, kad burna šiek tiek prasivėrė. Ir galbūt net lengva šypsena puošia tavo veidą. Dabar įsivaizduoju, kad įtampa arba nerimas tavo kūne yra kaip mažas debesėlis, tarsi mažas šešėlis. Ir tuomet tą debesėlį ar tą šešėlį sklinda šilta, šviesi šviesa. Ir išsklaido tą debesėlį, išsklaido šešėlį. Ši šviesa tavo sąmonės būsena. Sąmonė, kuri nevertina, nekovoja, tiesiog švelniai šviečia. Gali kartoti savo mintyse. Aš paleidžiu tai, kas man nebereikalinga. Aš esu saugus, saugi šioje akimirkoje. Aš kvėpuoju ir atsipalaiduoju vis labiau ir labiau. Pakartosiu. Aš paleidžiu viską, kas man nereikalinga. Aš esu saugus, saugi šioje akimirkoje. Aš kvėpuoju ir atsipalaiduoju vis labiau ir labiau. Kvėpuok ramiai. Pajusk kiekvienu iškvėpimu, paleidi savo baimės, abejonės, nerimą, nepasitikėjimą savimi. Visa tai tiesiog ištirpsta. Lieka tik ramus kvėpavimas ir šviesa.
Pajusk, kaip pilvas švelniai juda su įkvėpimu ir iškvėpimu. Pajusk, kaip su iškvėpimu paleidi visą įtampą. Lieka tik ramus kvėpavimas ir šviesa, ir nieko daugiau. Dabar įsivaizduok, kad tavo širdyje yra šviesos centras. Iš tavo širdies sklinda šviesa, tai tavo vidinė jėga, tai tavo stiprybė, tavo pasitikėjimas savimi. Ir dabar gali kartotis savo mintise šias afirmacijas. Aš pasitikiu savimi. Aš esu vertingas arba vertinga. Aš pasitikiu savimi. Aš esu vertingas, vertinga. Dabar pakviesiu tave įsivaizduoti savo vidinę šventovę. Šią vidinę šventovę galėtų būti tavo, tai miškas galėtų būti sodas, paplūdimys arba tiesiog kambarys. Ta šventovė yra tik tai tavo. Niekas negali ten įeiti be tavo leidimo. Čia viskas sukurta tik tai tau. Čia labai saugu, ramu. Jeigu tu esi pievoje arba miške, galbūt tu gali išgirsti paukščių giesmes, vėjo šnarėjimą arba vandens čiurlenimą. Jeigu tu esi kambaryje, galbūt tu gali išgirsti kokią nors raminančią muziką. Jeigu tu esi kambaryje, gal tu matai žvakių šviesą ar saulės spindulius. Miške, paplūdimyje, sode irgi gali pamatyti saulės spindulius. Galbūt saulė apšviečia tavo kūną. Įsivaizduok kuo daugiau detalių savo šventovėje, savo šventoje vietoje. Pasijusk čia kaip namuose, saugiai, jaukiai, ramiai. Tu gali čia sėdėti, stovėti ar gulėti.
Ir gali kartuoti mintise afirmacijas. Aš esu saugus, saugi. Aš esu ramus, rami. Aš leidžiu sau būti, tiesiog būti. Pakartosiu, gali vėl kartoti. Aš esu saugus arba saugi. Aš esu ramus arba rami. Ir aš leidžiu sau būti, tiesiog būti. Ir dabar prisimink, kad tu visą laiką gali grįžti į savo vidinę erdvę, į savo šventovę. Ir visada rasi ramybę, nes ramybė yra tavyje. Jeigu tik tai atsigręši į savo vidų, pasitikėjimas visada irgi yra su tavimi, jis kyla iš tavo širdies. Ir prisimink, kad esi vertingas. Visiškai, totaliai vertingas. Nes esi vienintelis ir nepakartojamas. Ir mes galėsim po truputį sugrįžti į mūsų aplinką ir į tą vietą, iš kurios išėjom į savo vidų. Taigi grąžinkim savo sąmonę, savo dėmesį į išorę, į aplinką ir pajauskime savo kūną, giliai įkvėpkime ir tada su iškvėpimu pajauskime ir pradėkime judinti savo rankų ir kojų pirštukus. Pažadinam savo kūną, pajudinam pirštukus, tada galėsim pajudinti ir kitas kūno dalis. Pažadinam save, pasirąžyti galim, pajudėti šiek tiek ir pasisukti dar ant dešinio šono, dar šiek tiek pagulėkime. Ir prisiminti galim savo patirtį, atsimerkti. Šiek tiek pagulėję, galima bus atsisėsti. Sugrįžti į dieną.